Sveiki, su jumis Hekas ir šiandien aš kalbėsiu apie žaidimą Lunet Hearts. Tai yra MMORPG dating game'as, kuriame jums teks keltis levelą, taip pat kartu galima ir su pora. Ta prasme, kad taip galima čia bus turėti savo merginą. Taigi va, kaip pradedam. Spaudžiate create charakterį, pasirenkat savo vardą, nesvarbu. Nu, bet ką. Pavyzdžiui, bla 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 bla. Gerai, pasirenkat metus. Nu, taip, nesvarbu, kada gimėt. Datą bet kokią. Nu, čia jūs kaip norite, aišku. Ir va, ir jums duoda zodiako ženklą, taurus. Va, jūs dabar jautės. Tada įsirenkat savo net kraujo tipą, galima pasirinkti. A, B, AB ar O. Nu, pasirenkam, pavyzdžiui, O, optimistic. Gerai, imam B tada yra. Gerai. Pasirenkat va male, female, čia kas kaip norės. Akių spalva ir... Ne, čia akių... Jo, ir akių spalva, ir akių forma. Plaukai va pasirinkimai. Plaukų spalva taip pat juoda, raudona, balta, va, žalia, visokių spalvų. Security key. Čia kaip inventoriui atidarinėti ir panašiai. Nu, čia bus gan reikalingi tokie dalykai, bet ne iš karto. Nu tai va, tada susikuriu savo charakterį. Va, aš čia esu, toks va, wizardas, labai lievai atrodo iš tikrą. Ir spaudžiu enter. Dabar taip, iškart parodysiu jums žaidimą. Nu, kai susikuriat charakterį, tiesiog labai daug bėgioti reikia, tai aš jums iš karto abejojimą nerodysiu. Pabėgiojat, tada gaunat pirmą klasę pasirinkti warrior arba mage'ą. O 10 levelio jūs pasirinksit wizardą priestą už mage'ą arba už warriorą ten gladiatorių, nu, kažkokios dvi irgi klasės. Va, aš dabar esu Breezing Land'e. Taip pat va turiu questų. Tai iškart ką paskau aprodau greit viską. Viršui pamatysit life'us. Kitoj pusėje pamatysit va minimapą. Taip pat va šitą va meniu bus. Visur čia gali būti. Jinai duos kaip jums prizą, ne prizą, o giftą. Kiekvieną kartą, kai jūs čia žaidžiat, ateinat, va šiam 4 minutės išbūnat. Jūs gausit prizą. Galite FK likt čia udzin, jei nori tų prizų giftų. Taip, va čia va pagrindinė panelė, čia kur viskas spausit, taip pamatyti kažką, pavyzdžiui, pasirodė SC raidę. Paspaudžiam C, arba ant to paspaudžiam, va. Ir jums išmeta jūsų charakteristiką. Va, jūs čia galit užsimest kažką, aš tiksliai nežinau, gal čia titlas koks, tiksliai nežinau. Va, čia data bus, va, mano zodiako ženklas, Gemini, kraujo grupė A, nu ir taip toliau, va, intelligence, čia viskas, ką jūs reikės sužinoti apie save, apie skillus, kokie jūs stats ir panašiai. Taip, einam skillsus, iškart pamatysit skillsus, pasyvus ir aktyvai. Aktyvuoti skillai tai bus, nu, jau priešam kertantis, o pasyvas tai čia jau jums sustiprinančias. Pavyzdžiui, nu, iš vidaus žinot ten. Panašiai. Fortune. Šitą aš tiksliai neišsiaiškinau dar. Čia kažkas labai keista. Kažkas su zodiako ženklais, jie dar tiksliai nežinau kaip ten daryti. Craftas va yra. Profile. Čia itemai jūsų. Skydas ar panašiai, va tokie jūsų itemai bus. Taip pat ir rare itemai ir kažkas tokio čia. Astro. O, galiu pasirinkti. Acquire. Jei. Lively. Gavau kažkokią aurą. Va, jūs kai kelsite levelį atidarinėsit tokius, pirmas atsidarė man šitas, dabar va šitas atsidarė. Dabar va aktyvavau aš juos, dabar turiu kažkokios skillus. Panašiai čia irgi su zodiako ženklais kažkas susiję. Taigi toliau inventorius, inventoriui va secret code'as. Aš neskysiu jums savo secret code'ą. Ir atsidaro inventorius. Oba. Kažką ne taip parašiau. Ha, incorrect password. Neungi pamiršau. Geras. Ai va, atsiminiau. Va, jūsų inventorius, atsiminkit būtinai kodą. Nes aš pamiršau biškį. Va, ir aš turiu inventorių panašių tokius sustiprinimų. Pavyzdžiui, paspaudę bats, taip. Ir jūs jau sustiprinat. Jums duos spell power damage, yes. Kaip tik man gerai, plus 2. Aišku, ir sustiprina daug spell... Ai, dar inventory, tas spell damage'as. Va šitas, geras charmas. Užsimesiu lock charmą. Ir va, mano padidėjo Battle Fortune.
Dabar man daugiau šansų padaryti priešam kritiką. Pavyzdžiui, va, parodys kaip tik visus skillas, kurie pačia yra pirmas. Va, fireballas, čia kaip hame, tik taip. Aišku, jis greit nenumirs taip. O, čia healas buvo, antras healas. Trečias skillą iš naujo parodys, nes tiksliai nematėt. Va, greit parodysiu. Bau. 3 ledo gabaliukų šauna. Jis gyvas, dar fireballą. Taip, toliau skillas healas. Čia tokia, čia toks, jau geresnis skillas, tokias iš geresnių, tokias iš daugiau damage daro aplinkiniams irgi. O visiems aplinkiniam daro damage. Va. Lygtais visi numirė, va. Geras. Kiti, va šitas skillas ir šitas jie tiesiog paralyžuoja priešus. Čia skydas, čia ant savęs galiu užsimesti, skydas, taip pat ir šitą spiritą galiu užsimesti ant savęs. Ir mano mėgstamiausias skillas, Alt 1 paspaudžiam ir leidžia žaibą, labai stiprus žaibas. Greit užmuša jį. Mano mėgstamiausias skillas. Ir paleidžia lygtais 5 žaibus ar 4. Toliau pamatysim important instructions. Ai va, social, va čia visokie tokie va emotai, linksmiga. Kaip pavyzdžiui, tokie va, kur čia, vienas mano mėgstamiausias, bats teleportina savo kėdę ir sėdi, taip, arba, čia visiems gal žinomas, nežinau, va šitas, ir dar su specialia muzikėlė, va, kai jį pasileidė muzikėlę dar dainuoja, linksma, dėl to ir žaidimas toks linksmesnis pasidaro. Nu ir sustoju, norint sustot, painat biškį. Taigi, toliau lovers, va čia viską, ką galėsi daryti su mergina. Taip pat kaip ir gulėt, palapiniai ir panašiai. Palaukit biškį. Taigi, toliau jums parodysiu questus. Va, questų žurnalai. Active, daily, past. Čia past jau padaryti mano. Va, visai gan daug padariau. Ir aktyvuoti mano. O vieną padaręs, galite nubėgti ir jums automatiškai nubėgs prie to NPC arba to žmogaus, panašiai. Dabar prie žmogaus bėgs turbūt. Taip, eventai. Eventai va visokie. Čia nežinau, šokti galima. Man teko vieną kartą eventę šokt. Gal linksma buvo? Community, čia jau draugai, klanas ir panašiai. Item molas, čia diktus nieko gero dar nėra. Šitas žaidimas gan naujas, ypač Europoje. Dėl to čia taip nedaug ką dar pamatysit. O, naują žemę nuėjau, aš čia dar nebuvęs. Va. World map. Va, čia va visokios vietas. Tiksliai nežinau, žinokit kaip čia mapus suprast, bet jau čia reikia orientuotis. Paspaudžiame escape, soundus galim susimažinti. Jei pasane ir taip ant lau. Va, išės išjungiau. Gerai, tai toliau greit parodau va Zodiako enciklopediją. Pasaudė į ilgąją. Ha, man dar gal negalima jų. Nieko tokio. Helpas va yra, čia naujokam. Search for team. Komandų ieškojimas, guild battle. Na ir jau rodžiau optensai. Taip pat kaip Odgaras, efektai. Va. Beveik viskas ant haiko. Va, dėl to ir žaidimo reikalavimai bus maži, jeigu ką perspėjau. Va, ir parodau kažką special, kas čia naujo, tai va, pačioj kažkokia žvaigždė. Nežinau, ką jinai daro, bet jų prikelia iš numirusių jūsų Zodiako ženklą ir bau. Jūs pasidarot stiprus ir mušat visus kritikalais. Va, matot, koks aš stiprus. Ir iš iškart sustiprėt, va, aš esu favoritus įsidėjęs tas, va. Va, man patinka dar šitas. Gerai atrodo. Nu ir lygtais ir tiek. Parodžiau jums biškį fightingo. Aišku, efektai nėra labai tokie special mušimosi ir panašiai, bet va įdomu tas, kad ugni fireballas taip šauna taip įdomiai. Nu, vis tiek nieko ypatingo tik labai. Bet žaidimas gan įdomus ir tas, kad ta pora. Įdomiai, man dar neteko, aišku, poros susirasti, nežinau net kaip taip atrodytų, bet
tie, kurie norėtų susirasti savo paną, tai gal ir būtų linksma. Vis tiek, man atrodo, lengviau būtų kelt levelą. Jo, tai ir tiek. Tai va, čia buvo Lunet Hartas. Taip pat su jumis buvo aš, Aishekas ir iki kito video.